E, Labai malonu pradėti jau popietinę mūsų sesiją, posėdį, kurio tema priartins mus jau prie mūsų tokios konkrečios, dažnai ir apčiuopiamos tradicijos. Vadinkim, vartokim čia tokį platesnį tradicinės kultūros pavadinimą, siekiant apriepti tos jau pavydalus ar formas, kurios galbūt ir išeina šiek tiek iš prigimtinės kultūros ribų, bet tai nėra pats svarbiausias dalykas. Tai šitam pokalbiui pakvietėm mūsų kultūros žinovus, tyrinėtojus, kiekvienas jų vis savaip nuostabus, svarbus, atlikęs tyrimus ir juos tęsiantis. Man labai malonu pristatyti Arūną Vaicekauską, Skaidrę Urbonienę ir Rimvydą Laužiką, kurie kartu su manim pabandys pradėti tos svarstymus apie tai, viena vertus, kiek mūsų tradicinė kultūra turi dvasingumo, kita vertus, kiek ir koks išorinis, kažkoks tai globalus, pasaulinis dvasingumas ją veikia. Na ir kas čia gaunasi, ir ką mes matom, su kuo susiduriam. Tai nėra tikslas vertinti, tai nėra tikslas sudėti į bloguosius ir geruosius pavyzdžius. Tikslas yra labiau suprasti patį reiškinį, ar jis vyksta, kaip jis paliečia mūsų kultūrą, kurias rytis, galbūt ne visas. Ir galbūt kartu su jūsų pagalba, su klausimais, su pavyzdžiais, galbūt pasvarstyti ir apie tam tikrą atsparumą mūsų tradicijos, kiek jinai yra atspari arba priešingai, kiek jinai yra tokia pasiduodanti, imli, sugerianti ir kartu tokiu būdu besikeičianti. Tai norėčiau pradėti nuo tokio klausimo, kiek mūsų tradicinė lietuvių kultūra buvo ir yra dvasinga dar be kažkokių tai didelių išorinių įtakų, be pasaulinių, be to šiuolaikinio dvasingumo apraiškų, kiek ji pati iš savęs buvo ir yra dvasinga, kiek mes galime apčiuopti savo tyrimais ir tai galėtų būti mūsų pokalbio pradžia. Tai norėčiau kreiptis į mielą Skaidrę, klausdamas apie tokias visiškai regimas, tokias materialias, apčiuopiamas to mūsų tradicinės kultūros dvasingumo apraiškas. Tai, kas yra akivaizdu, tai, ką mes matom ir ką mums tai sako. Labadiena, malonu matyti tiek daug susirinkusių. Ir aš nesu viena šioj salėje, kuri tyrinėjo kryždirbystę. Taip pat yra Jolanta Zabulytė, irgi žinovė ir ypač dabar daug padariusi Anykščių krašte. Taip pat ir Asta Valiukevičienė, taip pat pažįsta daug kryždirbių ir galbūt irgi galės pasakyti savo minčių. Na ir Vytas yra prisidėjęs, Vytas Tumėnas pasislėpęs dabar. Tai man atrodo, mes čia turėsim iš tikrųjų įdomių minčių ir pakalbėsim. Ir jau Vykintas iškart ir pasakė, kad dvasingumo apraiška ir matyti tą materialioji pusė ir matosi mūsų peizaže, kraštovaizdėje, tai būtent stovintys kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai ir koplytėlės. Ir ne veltui ir ši tradicija yra įtraukta į nematerialiojo ir žodinio paveldo buvusį šedevro sąrašą, dabar jis vadinasi reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldas. Ir aš manyčiau, kad ši mūsų tradicija, kryždirbystės tradicija, vis dėlto dar išlaiko tuos ir tradicinius elementus, nors aišku yra formose ir
daugiausia formoje, pavidale, yra šiokių tokių inovacijų, bet jinai kol kas atspari, sakyčiau, toms kažkokioms egzotinėms įtakoms, nors kryždirbiai šiuolaikiniai jie keliauja, jie mato, dalyvauja kūrybinėse stovyklose kitose šalyse, bet dirba vis dėlto, sakyčiau, mūsų tradicinės kultūros toje prieptyje. Ir galbūt jie, kai kurie jų daugiau šiais laikais naudoja puošybinių elementų perimtų tiek iš tekstilės, tiek iš archeologinių dirbinių, bet tai vis tiek yra susiję su lietuviška kultūra, o ne su kažkokiom įtakom iš kitų šalių. Ir aišku, kryždirbystė neegzistuotų pati savaime, jeigu nebūtų užsakovo. Tai užsakovų tos intencijos irgi, sakyčiau, išlikusios tose tradicinėse rėmuose. Galbūt dabar dažniau yra paminima ta atminimo funkcija, nes dažnai sodybiniai ypač paminklai yra pastatomi arba atkuriami senųjų vietoj. Kaip žmonės patys pabrėžia, norėjau, kad liktų tas sodybinis paminklas, jis man primena senelius, tėvus ir panašiai. Taip pat bendruomenių kuriami ar atstatomi paminklai irgi dažniausiai turi atminties funkciją. Tai ar sunykusio kaimo vietoje, ar pastatytas paminklas, ar kokios nors organizacijos jubiliejams, ar pačios bendruomenės kažkokiems ypatingiams įvykiams pažymėti. Na, šiais laikais gali būti, kad kai taip paklausinėjus žmonės, atrodo, kad ta estetinė funkcija taip pat yra labai svarbi, ko anksčiau tarsi ir nebūdavo, kad aš noriu pasipuošti savo sodybą ir paminklas labai man čia bus gražus akcentas. Bet jeigu su juo pakalbėtum daugiau, tai vis tiek iškiltų ta turbūt atminties funkcija, nes ta estetinė funkcija taip pasako, kad noriu, kad puoštų, bet kalbėjus plačiau, vis dėlto jisai išsitarė, kad kažkada yra buvę senelių sodyboje, matyta, nebūtinai toj pačioj vietoje, galbūt kažkokiam ir kitam rajone, bet ta atminties gija vis dėlto labai ryški. Inovacijos, naujų intencijų yra taip pat susijęs su politiniais įvykiais, ypač atgimimo laiku buvo pradėti statyti paminklai skirti sąjūdžiui, atkurtai Lietuvai, bet čia anksčiau statė jubiliejams nepriklausomos Lietuvos, dabar jau ir iš mūsų dienų kažkurios aktualijos yra iškyla į pirmą planą. Labai svarbi kažkada yra buvusi intencija, daug žmonės darydavo įžadų sveikatos, prašydami Dievo užtarimo ten pasveikti šeimos nariui, ligoniui, arba atsidėkodami, kad žmogus pasveiko. Dabar šita intencija taip pat išlieka gana ryški. Ir dar vienas toksai gražus pavyzdys, žinomas tautodailininkas Adolfas Teresius, prieš porą metų, jau man atrodo besibaigiant COVID pandemijai, pastatė paminklą, dvikryžmį kryžių. Tai tradiciškai dvikryžmis karaviko kryžius buvo skiriamas kad Dievas padėtų išvengti kažkokių pandemijų, maro, šiltinės ar panašiai. Ir jis tokia intencija ir užrašė ant to kryžiaus, kad nuo karo, bado, berods dar įterpė ir gaisro, taip pat ir COVID ligos, saugok mus viešpatie. Aš gal ir net taip jau tiksliai pacitavau, bet kad nuo COVID tai tikrai, o kiti dabar neatsimenu tiksliai. Dar vienas yra toks jau su šiuolaikiniam ligom susijęs paminklas Plungės bažnyčios šventoriuje, pastatytas apie 1990, dabar neatsimenu, ar 6 metus. Žmogus dvikryžmį taip pat kryžių skyrė
kad Dievas apsaugotų. Ir taip pat buvo tenais įrašas nuo karo, bado ir nuo AIDS ligos saugok mus viešpatie. Tai tokios, aktualijos šiuolaikinės atsiranda. O šiaip tai, bet vis tiek tai yra tos pačios intencijos skirtos ieškant pagalbos iš aukštesnės transcendentinės. Dar norėčiau pasitikslinti ir galbūt primintum glaustai, vis tiek, ar kryžius, koplytėlė, kalbam apie sodybą, kaimą ar kryžkelę, visą laiką tai buvo ir su tam tikrom praktikom susiję, ne? Tai vat mano tas klausimas, kiek pačios žiniom dar be statymo, kiek dar pačios praktikos gyvuoja, kiek tas statymas yra, kaip sakai, dėl atminimo, bet kiek tas yra statymas ir tam, kad tos praktikos gyvuotų ten, ar ten gegužinės pamaldos, ar kažkokios tai visiškai tokios asmeninės, ar galbūt čia yra tam tikri regionai Lietuvos dalis, kuriuose, reiškia, noriu paklausti, taip, mes tą apčiuopiamą išraišką matom, bet ar išlieka vis dar tas tokio dvasingumo kaip dalyko, reiškia, ta palyda tokia, ar lydi dar tą reiškinį? Išlieka, tikrai išlieka ir pirmiausia, taip visi turbūt paminklai, negaliu, aišku, sakyti 100%, bet vis tiek dauguma yra pašventinami. Vis tiek daro šventinimo tokias iškilmes, vieni didesnės, kiti mažesnės. Bendruomenės tai tikrai jau iškilmingai šventina tą bendruomeninį paminklą, kviečiasi kunigą, puošia paminklą, paskui būna vaišės, susirenka, bendrauja. Kryžių dienų metu turbūt ne visoje Lietuvoje lanko kryžius. Čia reikia tyrimų, bet yra jau Suvalkijoje, Griškabūdy, man atrodo, yra net įtraukta į lietuvų sąrašą tų papročių. Ne, gal neteisingai pasakiau, bet tikrai šita tradicija yra atgaivinta, ar jinai buvo prislopusi, sakykime, sovietmečių, bet dabar tikrai gyvuoja. Kitur nuo bendruomenių priklauso, bet negaliu taip labai čia apibendrinti, nes čia specialiai reikėtų daryti kažkokius tyrimus, to nesu dariusi. Gegužinės pamaldos irgi priklauso nuo vietovės, nuo bendruomenės, bet dabar taip masiškai turbūt nėra atliekamas namuose, kaip būdavo, eina į bažnyčią, bet su kai kuriais meistrais, kaip pabendravau, tai yra paminėję, kad būdavo užsakymų, kad padaryti namų altorėlį. Ir tada sakė, mes čia per gegužinės pamaldas pasimeldžiam. Vyresnės kartos žmonės, kurie turi per savo namų ten ar koplytėlį, ar koplytstulpį ir jie yra tikintis, tai net neklausiami visada pabrėžia, kad aš kaip man sunkiau ant dūšios, nueinu pasimeldžiu ir tada lengviau pasidaro, pakeliu akis į Kristų, į dangų, į tą koplytstulpį, stogastulpį ir tada žmogui kažkaip tikrai pasidaro lengviau pasimeldus ir pagalvojus apie kažkokius kitus dalykus. Taip, kad čia tikrai išlikę ir tikėkimės dar išlaikysim šitą tokią dvasingumo formą. Ačiū. Dabar klausčiau Arūno apie tą dvasingumo matmenį mūsų šventėse, tiek kalendorinėse ir kitose. Kaip pačiam atrodo, tas truputį tokia praeitis, taip truputį vos pažvelgiant į tai, ką mes taip matom, apčiopiam. Gerai. Pradėsiu nuo to, kad esu nepataisomas akademinio pasaulio atstovas. Tai yra, man reikia žinoti, apie ką aš kalbu. Vakar labai tikėjausi, kad religijų istorikai paaiškins, kas tas dvasingumas. Kaip visi girdėjom, taip ir nesulaukėm to tikslaus. Tikriau sakant, jo turbūt ir neįmanoma sulaukti, kaip ir apie kultūrą kalbant, kas tai yra. Akivaizdu viena, tos tradicinės religijos forma šiandieną keičiama tuo, kas vadinama dvasingumu. O tai jau toks dalykas labai sunkiai apčiuopiamas.
Dabar kitas dalykas, šiek tiek ir Vykintas paminėjo tradiciją, ar ne? Tradicija. Yra daug tradicijų, laikui bėgant jos keičia vieną kitą, kad nereiktų vardinti visų nuo seniausių laikų. Apsistokim ties trimis, aš įvardinčiau ritualinę tradiciją, kai mūsų apeigos papročiai turėjo ritualinę paskirtį, labai griežtą, kintančią, bet labai lėtai, nes tradicinis gyvenimo būdas ją reglamentavo, jį išsaugojo, būtent tas lėtas kitimas išsaugojo iki mūsų laikų labai senų laikų vaizdinius, mitinius vaizdinius, arba tikriau sakant jų reliktus, jeigu jau būt korektiškais. Tuomet kalbėti yra paprotinė tradicija, tai yra kai 20 amžiaus pradžioje jau nelabai daug, ypač jaunosios kartos atstovų, žinojo, kam tie ritualai reikalingi, jiem tai buvo daugiau toks geras laisvalaikio praleidimo būdas. Ir tada mes jau kalbame apie papročius, apie paprotinę tradiciją. Ir trečiasis dėmuo, kuris turbūt labiausiai domina šio renginio organizatorius, tai yra tos gaivinamos tradicijos dėmuo. Ir kiekviena jų turi ryšio su dvasingumu. Be abejo, ritualinė tradicija tai žmonių ryšys su protėviais. Tai yra ta nenutrūkstama linija vedanti į senuosius tikėjimus, į kosmologinius vaizdinius, į visą tai, kas sudarė žemdirbio ryšį su gamta, visą tai, kas sudarė žmogaus gyvensenos pamatus. Ir abejoti dvasingumu turbūt nėra preteksto. Lygiai dabar, kuo skiriasi paprotinė tradicija nuo ritualinės? Kaip jau sakiau, nebelieka tikslo padaryti, veikti, kad kažkoks būtų rezultatas. Be abejo, tai nėra visiškai toks, kad nieko nežinom, nieko nedaro. Visi tie jaunuoliai puikiausiai žinojo, kad ką ta tradicija reiškia jų tėvams, protėviams, seneliams, būtent todėl jie ją ir darė, o iš kitos pusės tai, kaip sakiau, toks geras laiko praleidimo būdas. Jinai tiesiog nebuvo jiems, tikriau sakant, tie svarumo matmenys pasikeičia. Pramoga iškyla į pirmą pusę, o jeigu tie seneliai, kurie ragina juos vaikščioti per užgavėnes, supti sūpuoklėmis jonės ir taip toliau, pagerbti mirusius per vėlines, kalėdas ir kitas šventes. Jeigu džiaugsis tuo, tai tuo geriau. Kitaip sakant, tas dvasingumo dėmuo gal ir išplaukęs, bet jis lieka. Jo labiau, kad lieka ryšys su protėviais. Vien per mirusių paminėjimo tradicija, kurią per šiandieną tai daugiau vėlinių metas, seniau per visas didžiasias šventes. Ir tai mažiausiai pakitusi dvasingumo dimensija, kur praktiškai nenutrūkstama linija pereina iki mūsų dienų. Kartais net šiandieną atrodo jinai reikšmingesnė negu, sakysim, mūsų senelių ar prosenelių karto. Turint omeny išorinės formas, kapinių puošimą, žvakučių deginimą, visą tai yra labai nauji dalykai. Mano senelė nežinojo, kurios tėvai palaidoti. Jis buvo mirė, kai buvo maža, našlaitė. Toj senoj ritualiniai tradicijai mirusiojo svarbiausia siela, dvasia, kuri ne kapinėse, kapinėse tik tai kūnas užkastas, o dvasia aplink namus, tam medžiuose. Gali ateiti įvairiais pavidalais ir nematoma, o per užgavėnes ir tiesiog vyksta bendravimas su mirusiais, kurie ateina kaip persirengėliai, nes nevaizduoja persirengėliai. Ritualinėje tradicijoje jie ir yra tie mirusi protėviai, kuriuos jie vaizduoja, įprasmina ir taip toliau.
kitaip sakant, tą matome ir paprotinė tradicija, matome, nepertraukiamą. Ir, na, kadangi vėlgi ta gaivinamas senasis religingumas, jis kaip ir pretenduoja jau į ritualinį veiksmą, tai bent jau deklaratyviame lygmenyje dėmesingumas niekur nedinga, nedingsta per ritualus, nepaisant to, kad mes dažnai galim sakyti, kad jie išrasti iš naujo, ar ne, bet tai esmės nekeičia. Būtent religiniam kontekste, ne, religinės pasaulėžiūros kontekste, nors ir tas religingumas virsta akademinio pasaulio terminais dvasingumu, bet jis šitą dimensiją neištiks. Kitaip sakant, ta dvasingumo tradicija neateina iki mūsų dienų. Dar daugiau, kas tas seniausias mūsų protėvių pasaulėžiūros sluoksnis yra nepaprastai glaudus ryšys su gamta. Daugybė. Ir tai ateina ir tiek per ritualus, tiek per grožinę kūrybą, Krainiaus liepa, ar ne? Tas žmogaus medžio ryšys. Net, sakykime, asmeniniai įspūdžiai, būdamas visiškai jaunas žmogus, nu, aišku, jaunimui turbūt juokinga. Mano ąžuolas, po kuriuo aš gyvenu, yra nepaprastai reikšmingas. Aš nežinau kodėl, tiesiog aš, būdamas šalia jo, šalia namo dar pora auga ir aš sėdėdamas vasarą po tais medžiais, aš jaučiuosi labiausiai komfortiškai, kiek gali būti. Ir paaiškinti, kodėl aš negaliu. Galbūt, be abejo, tai yra, kaip vėlgi, jeigu grįžtant prie mokslo pasaulio, tai yra įsivaizduojama realybė, bet bėda ta, kad žmogus be įsivaizduojamos realybės nemoka gyventi nuo seniausių laikų iki dabar. Ir jeigu dingsta, na, sakysim, tas, aš nekalbu dabar apie tą senąjį sluoksnį, bet, sakysim, tas pats oficialus šiuolaikinis religingumas vis menksta, kaip ir praranda, visuomenė sekuliarizuojasi, bet žmogus vis tiek negali be to dvasingumo. Ir čia turbūt viena iš tų priežasčių, kodėl jisai ieško ir, nu, sakai, nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet šiandieninis pasaulis suteikia begalę pasirinkimų. Ir čia atsiranda jau naujos problemos. Šitą vietą aš kol kas tašką padėsiu. Rimvidui. Ačiū, Arūnai. Prašysiu Rimvido pamėginti, nu, tokį pažvelgti iš toliau, šiek tiek iš atstumo, bet su tikslu pamatuoti tą mūsų kultūros dvasingumą. Nu, kaip galėtum pasakyti, ar lietuviai dvasingi, ar kaip procentais? Nematuoti, tikrai nematuosiu. Nes kažkaip irgi, aš gal pradėjau nuo to, kad pabandžiau apsibrėžti, kas tas dvasingumas galėtų būti, nes, na, kai Vykintas atsiuntė gairės, tai taip, na, galvoju, reikės vis tiek kažką pasakyti čia atėjus. Tai aš kažkaip savo vis dėlto susivedžiau tai, kad tai yra turbūt labai toks individualistinis, asmeniškas dalykas, tai yra bandymas ieškoti kažko už materialaus, ne materialaus, bet už materialaus, jeigu norim, sakykime, Dievo ieškoti. Ir turbūt tai yra visiškai procesas, bet ne kažkoks apčiuopiamas rezultatas. Tai reiškia, na, mano supratimu, kiekviena mūsų esame tame kelyje, netgi kartais sąmoningai neapgalvodami, to vis tiek esame tame kelyje. Tarasme, kažkas tai yra turbūt daugiau, negu mes norim ar nenorim ir, aišku, geriau daryti sąmoningai. Dabar, aišku, kitas dalykas, ko gero, yra tas, kad mes nesam tiek unikalūs kiekvienas savo ir, na, vis dėlto kalbam apie vienokias ir kitokias bendruomenės, kurios taip savotiškai yra
mūsų savipagalbos būdas, bet kartu ir poreikis kalibruoti mūsų tos asmeninius ieškojimus su kitais žmonėmis ir tarsi kartu judėti tą vieną kryptimį, keistis patirtimis, dalintis, kažkaip judėti. Na ir paskui turbūt kažkur ateinam iki religijos, kuri man būtų tokia standartizuota bendruomeninio dvasingumo forma, kurioje mes sakom, kad, kaip yra paprotinė teisė ir rašytinė kodifikuota teisė. Tai reiškia, kažkurioje tai vietoje mes apsirašom bendras taisyklės, tai yra apsidedam ten rėmeliu ir sakom, kad mes dabar tą individualų savo arba kolektyvinį bendruomenės dvasingumą ieškosime ne apskritai laisvai visur, bet va štai šitoj smėlio dėžė ar šitame kambaryje ar kažkur tai, nes, tų rėmelių išėjimas reiškia, kad aš jau perinu į ten kažką tai kito. Tai va, ir tas toks santykis kaip, už materialumo, jis mane kreipia vis dėlto galvoti per, tokią nematerialaus paveldo prizmę, kalbant apie dvasingumą ir kaip jis veikia. Ir tada mes kalbam apie šiuolaikinę visuomenę, kurioje, pirmiausia, tai yra nuolat kintantis, evoliucionuojantis reiškinys. Ir dėl to aš ten gal irgi pasiliksiu dar kitai temai, bet gerokai diskutuosiu dėl to, kad mes turim kažkokią forma, kuri yra nepaveikta niekieno, švari, grina ir tokia tvarkinga. Mes galbūt galėtumėm kalbėti apie formas, kurios yra, pavyzdžiui, iki mūsų laisvės, kai mes atsivėrėm pasauliu ir mes pamatėm daug to įvairaus pasaulio, arba galim kalbėti iki mūsų nelaisvės, tai yra iki 40 metų, nes vėlgi antras pasaulinis karas jis drastiškai pakeitė Lietuvos visuomenės sanklodą ir struktūrą. Mes galim kalbėti vis tiek, kad vienu ar kitų pavydalų per nužudytus, išvarytus, ar kažkaip tai kitaip žmonės mes praradom apie 30% gyventojų, o likus struktūra buvo visiškai perstumta, pergriauta, ten, nežinau, bendruomenės, socialinės hierarchijos, tiesiog patyrėmės labai tą. Tai galim kalbėti apie tradiciją iki to, tai reiškia, tarpukario kažką tai Lietuvos. Galim kitą chronologiškai, bet švarumo aš nebandyčiau iš to vietoje skirti. Tai reiškia, kiekvienu laiko momentu egzistuoja daugybė tradicijų ir daugybė dvasingumų, kurie, sakykime, funkcionuoja kartu toj pačioj geografinėje erdvėje ir tuo pačiu laiku. Dabar kurie iš jų tradiciniai, tai tie, kurie perduodami iš kartos į kartą ir ko gero, jeigu aš norėčiau apibrėžti tą tokią tradiciją, kaip sako Vykintas, pamatuoti, tai galbūt tas kartų tęstinumas ir būtų tos tradicijos gylio pamatavimas, nes kai kurios tradicijos jos perduomos per 2-3 kartas, kai kurios perduomos gal per 5-6, mes kažkur tai gal nebegalim net užfiksuoti kiek tų kartų, bet mes galim sakyti, kad tai ateina iš, sakykim, labai gilių laikų ir tada tas prisilietimas, kuri mūsų, kuri ne mūsų, vėl aš taip savo galvoju, kad ko gero yra per mano asmeninį apsisprendimą, taip, kiekviena mūsų gimstame kažkurioje tai dvasinėje tradicijoje, kuri praktikuojama mūsų šeimose. Mes nuo to niekad nepabėgsime, bet ko gero, kad aš galėčiau tai pavadinti mūsų, tai turi būti mano asmeninis apsisprendimas. Tai reiškia, iš principo savo prigimtinės tradicijos aš negaliu atmesti ir nuneigti, nes tiesiog joje išaugau. Bet jeigu aš jo sąmoningai nepriimsiu, tai bus ko gero truputėlį kažkas tai kito, negu tam, kuris ir sąmoningai ją priima. Žmogui, kuris, sakykime, vienoks ir kitoks yra. Dabar, kas dar svarbu, kad toj įvairoviai, kurias mes turim, nes ir tų tradicinių dvasingumų, mes neturim vieno teisingo. Nes apskritai, kai kalbam apie tą dvasinių žmonių ieškojimus, tai ko gero riba vienintelė yra tokia, kad ar tai nenaikina paties žmogaus ir nekenkia kitiems žmonėms, kas jau vis dėlto turėtų būti objektyvu ir vienaip ar kitaip reguliuojama valstybės, ta prasme, kad etika, teisė ir žodžiu, kad nebūtų tai savidestrukcija kažkokia tai vienokia ar kitokia, bet visa kita, jie tiesiog koegzistuoja šitam laikė ir šito erdvėje. Dabar, kadangi tai yra dvasiniai ieškojimai, mes jiems nelabai galim pritaikyti kažkokį tai mokslinio teisingumo kriterijų, sakyti, kad, žodžiu, va šitie yra, žodžiu, mokslininkų rodyta, kad jie yra teisingesni už va šituos, kurie ten kažką daro kitaip, nes, vėlgi, kūryba nėra priešprieša tradicija, tai yra tokia, vadinkim, neatskiriama tos tradicijos dalis ir, toks
turbūt visa tradicija gyva tiek, kiek joje yra kūrybos ir sąveikos tarp tų dviejų dalykų. Aišku, vėlgi mes turim suprasti, kad, paprastai sakant, kaip aš kartais juokauju, sakau, kuo džiazo muzikanto grojimas pianinu skiriasi nuo vaiko, kuris nieko nemoka, daužimo per klavišus, kartais gali atrodyti visai panašu pagal garsą. Dėl to, kad džiazo muzikantas jis moka ir tai daro sąmoningai, tai yra jo kūrybinė improvizacija, vaikui taip netyčia išeina. Tai čia tiesiog, tas irgi toks dalykas, kuris svarbu mano galva paliesti. Kitas dalykas, kad formos, kurių mes turime, yra labai įvairios, tiek pagal tą lygmenį asmeniškumo, nuo asmeniškumo iki religijos. Taip sakykim, tai neįsivaizduokim kažkokio poziciją binarinę, bet įsivaizduokim kaip savotiškus, vektoriaus galus, kur galima būti arčiau vieno, arčiau kito, arčiau tos standartizuotos, arčiau kažkokių individualių ieškojimų. Tiek, sakykim, pagal tą santykį su tradicija, nes, aš galiu kažką būti perimęs iš savo šeimos. Aš galiu būti išmokęs iš kito žmogaus jau savo apsisprendimu, bet išmokęs iš to, kuris perėmė iš savo šeimos. Aš galiu būti išmokęs kažką, pavyzdžiui, muzikos mokykloje arba šiaip mokykloje formaliuoju būdu. Aš galiu būti kažką atradęs skaitydamas knygas ir tai vėlgi yra truputėlį vienokie ar kitokie skirtumai. Aš galiu kažką būti sužinojęs iš mokslininkų ir nusprendęs rekonstruoti ir paleisti į gyvenimą naujai dabar. Ir tai vėlgi gyvuoja kaip savotiška dvasingumo viena ar kita forma. Aš galiu įdėti labai daug savo kūrybos, galiu jos įdėti mažiau. Ta prasme, kad aš galiu pats kaip tos dvasingumo arba savo individualios ieškojimuose aš galiu elgtis su tradicija apdairiau ir pagarbiau. Tai reiškia, sakykime, kažką tai keisdamas labiau susireflektuoti ir pagalvoti, arba galiu braukti ranką ir judėti į priekį, nežinau, ten, sakykime, nenorint nieko įžeisti, ten baltiški baltosios gulbės metai. Tai daug kūrybos tikrai. Tai ta prasme, kad, sakykime, arba, sakykime, priešlėjimas su kita tradicija. Tai tų formų visko mes turim daug ir įvairių. Dabar, jeigu apskritai sakyti, tai aš, kaip minėjau, žmogų būdingas dvasingumo ieškojimas ir šiaip, aišku, mano galva, tai mūsų laisvėjimas, jis kaip tik mus paveikia labai pozityviai ir ta prasme atsiverimas pasauliu paveikia labai pozityviai, ta prasme, kad daugybė žmonių pradeda ieškoti savo tradicijos, tokių, kurie arba iš vis apie tai nemąstė iki to. Nes tipinė situacija, žmogus išvažiuoja į emigraciją, ten mato pakistanietį, kuris turi savo tradiciją ir komunikuoja, mato britą, kuris turi savo tradiciją ir komunikuoja, ten kažkokį tai italą, kuris ten, žodžiu, vėl kažką tai daro, tada užduoda savo klausimą, palauko, tai kas aš esu? Šitoje visoje terpėje didelėje aplink save. Tai aš esu labai pozityvus šitoje vietoje, aš manau, kad jeigu taip, procentais nematuosiu, bet tas mūsų atsisukimas į tradiciją ir dvasinių mūsų ieškojimų kreipimas tradicijos linkme, kiek mes ją galim tą taip apčiuopti, apsibrėžti, arba bent jau bandymą žmonių ieškoti, atsispiriant į tai, kas būdinga Lietuvai, vienu ir kitu pavidalu, jis auga, stiprėja ir, taip sakykime, šioje vietoje mano galva, suprantant, kad niekada negyvenom kapsulį ir kad visada perimdavom ir dalindavomės, tai suprantant šitą, mano galva, mes judam labai gerą linkmę. Ačiū, Rimvydai. Ar gal kas norėtumėt sureaguoti į mūsų trijų pasisakymus? Pirma atrodo Daiva, tada Leonas. Norėčiau paprašyti Rimvydo plačiau praskleisti, kokiais pavyzdžiais remiesi, sakydama, kad judame gerą linkmę. Gal nors keletą tų pavyzdžių būtų įdomu. Dabar, pavyzdžiui, vėlgi toks iš pastebėjimų, analizuojam socialinius tinklus, ar ne? Ir sovietmečių vienu metu atrodė, kad praktiškai daugybė dalykų, jie jau egzistuoja tik tai ta tokia, vadinkim, sceninio atlikimo forma, nes vėl, mano galva, taip jau kalbam apie tą gyvas, tai perėjimas į sceninį atlikimą, nes ką reiškia gyvas, reiškia veikia mano gyvenime. Aš tai praktikuoju. Vienu ar kitu pavidalu, tai yra mano gyvenimo dalis. Jeigu tai perina į sceninį atlikimą, ta prasme, kad, žodžiu, aš kažkokio repeticijoje išmokau, atidirbau, parodžiau koncerte, nes ką reiškia vėlgi gyva? Gyva reiškia, kad nėra ribos tarp žiūrovo, kuris yra pasyvus, ir atlikėjo, kuris yra aktyvus. Mes visi esam, jeigu aš atėjau bendruomenę,
Taip. Ir tada, sakykime, sceninis atlikimas jis padaro ribą tarp žiūrovo ir atlikėjo. Na, atėjom, pasižiūrėjom, paplojom, smagu buvo, išsiskirstėm, bet tada didelis skirtumas yra tarp kažkokio, tai, sakykime, etno koncerto ir roko koncerto. Nu, ko gero, ne, tai yra iš principo kažkas tai panašaus. Ir paskui, aišku, trečias žingsnis tai yra, kai tas daiktas muzealizuojasi. Tai reiškia, jis net kaip sceninis atlikimas nebėra įdomus ir tada išsaugom kažkokius įrašus muziejuje, kažkokius artefaktus susijusius su tuo dalyku, žodžiu ir viską. Ir dabar, kai žiūriu aš į tą procesą, tarkim, kaip stebint socialinius tinklus, mes tokį turėjom tyrimą pradėtą gal prieš 5 ar 6 metus. Tai yra paveldo ir istorijos konstravimas dabartiniams tapatumams, analizuojant socialinių tinklų medžiagą. Tai, nu taip gavosi, kad mūsų monografijos kūrimas užsitęsė ir ten aš pradėjau rašyti tą tekstą remdamasi socialinių tinklų medžiagą, kurią mes surinkom, nu, praktiškai COVID metu, ir dalis buvo prieš COVID rinkta. Dabar aš pildau tą tekstą dirbdamas su dabartinė medžiaga, tai reiškia kažkur tai, nu, tarkim, tarp jų yra 5 metai. Ir ką aš matau tokį reiškinį, kad dalis dalykų, kurie buvo tuo metu masiškai kaip sceninis atlikimas ir beveik nebuvo nieko kaip gyvo, jis keliauja atgal į gyvą gyvenimą ir, žodžiu, taip sakykim, neprarasdamas sceninio atlikimo. Labai paprastas pavyzdys būtų šokių klubai savaitgaliniai, kur žmonės susirenka pašokti. Tai reiškia, jie šoka tautinius šokius ne dėl to, kad išsitreniruotų ir parodytų kitiems nuo scenos, bet tai yra tie patys kaimo šokiai iš principo, kurie egzistavo ir kuriuos žmonės susirinkdavo praleisti smagiai laiko. Ir dabar tų klubų skaičius jie auga, bent jau socialiniam tinkluose aš matau, kad vis daugiau medžiagos, vis daugiau informacijos, daugiau tų klubų jų daugėja. Tai reiškia, šokis nuo scenos lipa į gyvenimą tokį, koks tas gyvenimas turėtų būti. Dabar žiūrim kokie nors tie patys, pavyzdžiui, sodų rišimas, ar ne? Tai sodai jie rado puikiausiai savo vietą dabartiniam interjere, dabartinių žmonių gyvenime ir jie vyksta. Su nemaža dalim amatų mes taip pat matom, kad tie amatai, kurie buvo beišnykstantis, jie vėl pamažu grįžta į rinką, jis, sakykime, domisi, jiems įdomu, juos atranda ir poreikis auga. Tai dabar, kad tokių reiškinių, kad nuo, vadinkim, sceninio ar parodomojo atlikimo ar kažkokios edukacijos muziejų tai grįžta į tikrą realų gyvenimą. Kai žmogus statydamas namą, jis realiai nori nendrinio stogo ar užsako amatininką, kad jam tikrame name padarytų nendrinį stogą, o ne Rumšiškių muziejuje darytų nendrinį stogą. Tokių žmonių vis daugėja ir amatininkų daugėja. Tai va šio vietoje aš tą procesą matyčiau tokiu būdu, kad jeigu vėlgi bandom taip struktūruoti tą, sakykime, dalyką kaip, grubiai sakant, gyvoji tradicija, sceninis atlikimas ir muzealizuotas kažkokie fragmentai tos tradicijos, tai bent jau nuo sceninio atlikimo į tą gyvąją tradiciją aš judėjimą matau. Aš turiu Arūnui turbūt ponui klausimą, buvo paminėti persirengėliai. Ateidavo persirengę romais, ar čigonais, žydais ir panašiai. Dabartiniu metu viešoje erdvėje taip įvardyjama kaip tų tautų įžeidimas, pasityčiojimas, pasišaipimas ir panašiai. Bet jeigu pažvelgti iš kitos pusės iš giliau, galbūt žmonės norėjo parodyti, kad gyvena čia įvairios tautos ir ateidavo tie persirengėliai, atstovaudami kiekvieną sluoksnį, kiekvieną tautą. Tai jeigu žvelgti iš to taško, tai būtų kaip ir pagarba ir padėjimas išlikti tom tautom ir jų tradicijom. Kaip jūs vertintumėt, teigiamai ar neigiamai tokį klausimą? Daugybę kartų esu susidūręs su šitą problemą, nes čia ir Lietuvoje laiks nuo laiko koks nors iniciatyvus, aš toks pseudo komjaunuolis, pareiškia norą, ar ne. Taip yra visame, bent jau europiniam pasaulyje. Ir dar sakysim, mūsų problemos palyginti menkos. Pasižiūrėjus, sakysim, Olandijoje, Nyderlanduose, pas mus iš tiesų, jeigu žiūrėti iš šiandieninio žmogaus etikos pozicijų, taip, tai yra nepagarba.
Bet yra, antropologijoje toks dėsnis, kad kultūra turi būti vertinami ne iš tavo kultūros pozicijų, o iš tos kultūros. Bet, čia yra jau tokie blaškymas momentai tarp šiandieninės etikos ir tos tradicinės kultūros supratimų. Aš esu ne kartą diskutavęs, tiesiog kalbėjęs apie tą problemą su užsienio kolegom konferencijose ir jeigu žiūrėt akademinį pasaulį, tai visų mokslininkų nuomonė daugmaž vienoda. Reikia aiškinti, kad tai yra tradicija, kodėl jinai tokia, bet nekeist. Keist nori labai politikai, nes jiems nepatogu atstovaujant Lietuvą. Ar ne? Iš tiesų. Tai yra tokia sudėtinga problema. Beje, jūs irgi interpretavot taip, kad ten nori parodyti kitas tautas, ne. Tiesiog anapusio pasaulio atstovas atpažįstamas pagal mitologemą svetimas. Iš kitos pusės, joks valstietis neieškodavo ten tų svetimų knygose ar kažkur, jis žiūrėdavo, kas apie jį svetimas. Tai yra judėjų tautybės žmonės, tai yra romai. Labai toks įdomus pavyzdys, kaip svetimas atsiranda ir svetimas išnyksta. Vengrai. Vengras atsiranda kodėl? Todėl, kad apie Pirmą pasaulinį karą iš tiesų po vakarinės carinės Rusijos gubernijos vaikščioja. Net negali pasakyti, ar tai iš tiesų gal medicinos studentai, o gal šiaip šarlatanai ir siūlydavo visokius vaistus nuo visokių ligų. Ir iš karto žemdirbys nusižiūrėjo. Pirmasis pasaulinis karas baigėsi, Austro-Vengrijos nebeliko Vengrijos tokios kaip Vengras, tai buvo Austro-Vengrijos valstybės atstovas. Nebeliko jos ir iš karto vengrai dingo. Atsiranda tiesiog daktaras. Kitaip sakant, tai dabar irgi ta dilema. Ar aš būčiau už tai, kad aiškinti žmonėm, kas yra kas, kad tai yra svetima mitologija. Bet mūsų visuomenės sąlygom, bijau, kad tai yra ganėtinai sudėtinga problema. Iš tiesų aš neturiu aiškaus atsakymo. Tai. Pasme atsakant į tą klausimą labai trumpai, taip sakykime, jūs kaip paklausti, ar pagarba, ar žodžiu yra nepagarba. Tai šio vietoj mano galva yra taip, kad kai kalbam apie pagarbą, nepagarbą, tai reikia paklausti tos bendruomenės, kuriai jie atstovauja. Tai reiškia, šiaip šito vietoje yra žydų bendruomenės nuomonė, ir jie mano, kad pagarba ar nepagarba. Nes, matote, esmė tokia yra, kad jeigu plačiau žiūrime, ten, sakykime, žodžiu, moteriai pabučiavimas, tai yra priekabiavimas ar ne? Ji pati pasako, ar tai yra priekabiavimas ar ne. Tai va tiesiog šito vieto tokiu būdu mes galime vertinti. Taip. Ačiū komunikacijos fakulteto, taip sakant, specialistui. Tai tada judėkim prie kito svarbaus klausimo. Vis tiek įsivaizduojam, nors ir skirtingai, kad mūsų tradicija veikia to šiuolaikinės dvasingumo formos. Kokios jos bebūtų, ar kažkokios asmenės, individualios, per ten meditacinės dalykus, ar per garsinius, ar per šamaniškus būgnus, ar per dar daugelį turbūt kitų galimų veikia. Bet mano klausimas būtų, ar nėra taip, kad sekuliarėjant mūsų konkrečiai visuomenėje ir katalikų bažnyčiai netenkant to vaidmens, kurį turėjo taip istoriškai, ar nėra taip, kad menksta katalikiškos toksai, katalikiška svarba arba to katalikiško dvasingumo reikšmė ir į tą tokią menkstančią vietą ateina šiuolaikinio dvasingumo formos. Ar nėra taip, kad mūsų tradicijai dvasingumas yra svarbus ir jis yra būdingas ir mes tą priimam, pripažįstam, bet kadangi katalikybė užleidžia vietą
Ne? Tai į tą vietą labai lengvai krinta sėkla, kitokia. Ne? Tokie pasvarstymai, galbūt ir galėtume ir su konkrečiais pavyzdžiais, ar be jų, bet norėčiau klausti, pradžiai gal skaidrės, gal vėl tą pačią tvarką. Kol kas, kadangi aš tyrinėjau kryždirbystę, aš to nepastebėjau. Kol kas tas katalikybės įtaka išlieka. Galbūt žmonės nepabrėžia taip tiesiogiai, kad juos skatina statyti vieną ar kitą paminklą, apie individualius žmonės kalbu, jų katalikiški ten įsitikinimai, religingumas, bet ta tradicija iš tėvų senelių būtent katalikiška eina ir jie renkasi katalikiškos formos tos paminklą su tam tikrai šventaisiais. Dabar kai kurie, jeigu pasidomi, ar tas pats kryždirbys ten jam pataria, tai netgi pasirenka ir šeimos globėjus pagal šventuosius vardus, o kiti pasitenkina tais įprastiniais siužetais, tai švenčiausios mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus. Kai bus toliau, tiesiog mes, net nenoriu svarstyti, bet kol kas tradiciškai dar viskas išlieka taip, kaip buvo. Žinoma, į kai kuriuos paminklus, ypač politiniam temom, įsiterpia ir pasaulietiniai motyvai, ir kunigaikščiai, ir rašytojai. Jeigu rašytojai skirtas koks paminklas, tai dažnai būna ir jo atvaizdas, bet iš esmės, tai jeigu kalbam apie kryždirbystę, tai visa ikonografija dar yra lieka katalikiška. Aš nekalbu apie tuos paminklus, kurie jau išeina iš kryždirbystės ribų, tai tos stulpinės skulptūros, tai ten yra visko. Ir kaip patys kryždirbiai sako, mažėja kartais, jie skundžiasi, kad mažėja užsakymų iš kryždirbystės pusės, bet jie gauna užsakymų visokių kitokių. Tai aš net ir vieną kartą klausiau, tai ką užsako žmonės savo sodyboms? Tu geriau neklausk. Tai paskui ten prisispyrus, tai ir undinių, ir krokodilų, ir ko ten tik tai nenori ten prie savo tvenkinukų pastato, bet gal ir užsako iš tikrųjų, nes aš jau neklausinėju to, nes mano sritis vis dėlto tas objektas yra kryždirbystė, bet gal Astava galės pasakyti, bet iš tikrųjų čia yra įdomi tema, ta šiuolaikinė skulptūra, iš tikrųjų kokie tie užsakovų norai, čia būtų kita tema, gal ir Vytas yra susidūręs, nežinau, bet aišku, kažkiek tai juos turbūt irgi veikia ir ta ezoterika, dar kažkas. Mes su Vykintu kalbėjom apie Algimantą Sakalauską. Gaila, aš jo nepažįstu ir tik iš kitų dievdirbių esu girdėjus kryždirbių, kad Sakalauskas daro ten energetinius stogastulpius. Tai aš pasižiūrėjau prieš čia vykdama jo tinklalapį ir tikrai jisai siūlo pastatyti energetinį stogastulpį. Truputį pasiskaičiau, jis ten nedaug rašo ir tiksliai negaliu ten labai jau pasakyti, bet jo mintis yra tokia, kad ir tie senieji, tiek kryžiai, tiek stogastulpiai, koplytstulpiai buvo statomi tokiose vietose, pagal folklorą, tradicijas, tai mes sakytų pavojingose vietose, kryžkelėse, kur kažkas vaidenasi, kur piktosios dvasios, kad atšventinti tą vietą, o jisai sako, ten bloga energija ir pastačius stogastulpį ar kryžių, tai yra užkryžiavoja tą vietą ir tą blogą energiją sustabdo. Ir jo dabar mintis yra tokia, kad tie mūsų tradiciniai stogastulpiai yra tam tikrų proporcijų, bet norint, kad ta energija būtų sustiprinta, reikia juos daryti kitų proporcijų. Tai
aš nesu su juo bendravusi, bet kadangi dabar perskaičiau tokias jo mintis, tai progai pasitaikys tikrai išklausiu tas jo proporcijas, nes kiek pasižiūrėjus jo kūrybą, tai vieni labai tradiciniai jo stogastulpiai, o kiti kažkaip keistai jisai tuos konstruoja stogelius. Jie pasidaro labai nuožulnus, tokie kaip lėkštė beveik, nes aukštas stogastulpis ir labai išilginta ta smailė. Tai matyt, jo teorija yra tokia, kad ta energetinės tas bangas geriausiai perduoda būtent tokio tipo stogastulpiai. Ir jo, dar mane irgi čia taip suintrigavo tokia mintis, kad mūsų tradicinės formos stogastulpiai tas bangas, energetinės teigiamas bangas kleisdavo apie 4 km, o dabar jisai padaro tokius stogastulpius, kurie 40 km aplink skleidžia energetinės bangas. Bet iš kur kilę jo šitie, iš kur jisai perėmė, nežinau, žinau, kad jis porą kartų buvo Japonijoje, negaliu pasakyti. Tai, o tarkim, jeigu pati, reiškia, ten važiuoja ekspedicija, lauko tyrimai, ar yra buvę, tarkim, taip, kad, iš tolo matai, kad, labai tradicinė, visas siluetas, forma, ten stogastulpis, tarkim, bet prieini, apeini, ir ten, pavyzdžiui, nėra nukryžiuotojo. Ir matai, kad, jisai kažkoksai, toks jau užima, jau tokia kažkokį vaidina bendresnį vaidmenį. Ar yra taip, sakykime, ar atminty kažkas tokio buvę? Yra tokių paminklų. Tai jo vietoje dažniausiai yra segmentinė žvaigždė išpjaustyta, kaip prieverpstėse mūsų. Tai tiesiog čia būtų aišku įdomu paklausti to pačio Kryždirbio, ką jisai turėjo minty. Gal čia kokią simboliką jisai ten prasmę tam simboliai suteikia. Tai čia tikrai yra tokių, bet nėra daug. Jo, kadangi čia apie Algimantą Sakalauską kalba išėjo, tai jis prienietis, mes atvykę iš Prienų ir mes pastatę stogastulpius, jau dabar 3, per lygiadienį kovo mėnesį bus 4 stogastulpis ir jie mums skirti upeliams, Prienų upeliams, jų vardams įamžinti. Ir tikrai tie stogastulpiai prikėlė tuos upelius, prikėlė bendruomeniai, prikėlė Prienams, nes tie upeliai buvo, juos vadino net grioviais, vadino kanalizacijos nuleidimo tokiais kaip tikslam tam buvo skirtas. Ir ko gero tikrai tas, nežinau, ar tas stogelis turi tą tokią energetinę galę, bet Algimanto tie koplytstulpiai, jie tikrai kažkokią tai turi tokią galę ir vien tik tai ta kalba, kad jie gali tai padaryti, matyt, ateina ir toksai tikėjimas. Atvažiuokit į Prienus, kviečiam. Gerai. Ačiū. Bet aš manau... Aš žinokit irgi pažįstu Algimantą Sakalauską, žinau jo istoriją, kodėl jis pradėjo drožinėti, nors jisai visiškai nebuvo joksai nei meistras, nei koks, bet nepasakosiu, būtų geriau, kad jis pats papasakotų, o kad tai veikia energetiškai, aš esu liudininkas ir aš pati jaučiu ir aš turiu žmonių, kurie jaučia energijas, mes kaime pastatėm 5. Praeitais metais pasikeitė gyvenimas kaime. Yra viena moteris, kurią be kita ko jūs pažįstat, jinai gyvena ten gretimam, pastatė žemyno skulptūrą. Sakė, tu neįsivaizduoji, kaip auga visi augalai. Tai aš šitoj vietoj, žinokit, mes mokslas suvokia tai, ką galim pačiupinėti, bet yra ta kita pusė energetinė, jinai tikrai veikia visus mus. Ir, iš tiesų reikėtų pasidomėti, bet labai veikia. Bet aš noriu pasakyti, kad ne tik jo tie naujos proporcijos stogastulpiai veikia ir tie tradiciniai. Nes daug yra pavyzdžių ir iš tikrųjų, kur žmonės stato ir jie paskui pasakoja, kokį poveikį tas paminklas padarė. Pavyzdžiui, man ten žmonės vienam kaime pastatė tradicinį kryžių, todėl, kad labai buvo daug savižudybių tam kaime. Ir tada
tikino, kad tikrai dabar geresnis gyvenimas, žmonėms daug lengviau gyventi, dvasiškai lengviau gyventi. Tikrai tokių pavyzdžių daug yra, tai aš nenorėjau pasakyti, kad dabar reikia daryti tokius stogastulpius pagal tas Sakalauskos kažkokias kitokias proporcijas, nes mūsų tie tradiciniai stogastulpiai, jie labai gražių, darnių proporcijų. Tie stogeliai, jeigu triaukščiai, dviaukščiai, jie labai darniai įsikomponuoja į pačią gamtą. Kraštovaizdį labai gražiai atrodo. O, neslėpsim, kai kurių tautodalininkų darbai, kad ir stogastulpiai, kai padaro kažkokią didelę skulptūrą tam stiebo dalyje, ta darna sunyksta, tas stogelis sumenksta ir nebėra tokio grožio, nes man tie stogastulpiai, koplytstulpiai kažkiek ir medžius primena. Jų tas kamienas, ta viršūnė tokia, o tie dabar išdidinti, išplatinti stiebai, tai suardo tą harmoniją. Ne visada, bet čia tikrai tokios labai subtilūs dalykai yra. Man atrodo, kad tas pats principas žmogui, tradiciją palaikyti, būtent tai jisai išlieka. Tik tai problema, kaip ir sakė, tos segmentinės ar žvaigždės, ar kas problema yra ta, kad žmonės dabar iš tiesų nenori Jėzaus kabinti ten. Ir tai jau yra beveik jau betampanti tradicija. Jie nori keisti tą patį turinį. Ta pati tradicija statyti stogastulpius, jinai išlieka, bet jinai kūrybiškai dabar keičiasi, apie ką kalbėjo Rimvydas, tai ir yra ta tradicija. Ir pas mus bent jau Dzūkijoje jau yra tikrai ne vienas, kuris ir iš viso be nieko, ir žmonės norėtų statyti, bet jie nenori naudoti krikščioniškų simbolių tenais, o kai pastato, vietinė bendruomenė priešinasi priimti tokius. Nes buvo tokių atvejų, tarkim, jie nori pašventinti tą jau pastatytą tokį be nieko ir vietinė bendruomenė priešinasi, neateina, nes jiems tai yra netikra, nes neturi krikščioniškų simbolių. Tai čia ir yra tas susidūrimas, o dabar ta kaita tradicijos, kai žmonės taiga ima atsisakyti tam tikrų simbolių, kurie jiems jau svetimi dėl pasikeitusios situacijos, būtent dėl tos dvasingumo pakitusio, koks jis. Bet tai atsisako nukryžiuotojo, bet nori šventinti su kunigu. Nes nori tam tikrų bendruomeninių kažkokių, tai vis tiek tokio, man atrodo, jie nori kažkaip į bendruomenę įsilieti, o tam, kad įsilieti, tai reikia to suėjimo, kaip sukviesti. Čia toksai ir yra susidūrimas, ką įdomu stebėti dabar. Dalios, ta prasme, kad šioje vietoje mes dar turim tokį kitą dalyką, kad jeigu mes suvokiam, kad tie dvasingumų koegzistuoja daug aplink mus ir tų tradicinių, labai daug ir įvairių, tai šioje vietoje, mano galva, kas yra labai svarbu, tai žmonėms, taip sakim, neužsiimti kažkokią tai kultūrinio kolonializmo formą, ta prasme, kad neprimetinėti savo dvasingumų ten, kur jie nėra, vadinkim, būdingi. Nes, vėlgi, žmogus įsigyja sodybą kažkur tai Molėtų rajone ar kažkur ten, nežinau, Vilnietis savo šaknimis Žemaitis įsigyja sodybą Molėtų rajone ar ten Dzūkijoje. Ir tada, žodžiu, sako, dabar aš atnešiu savo dvasingumą į tą vietą ir kryžius nuo šiol bus be nukryžiuotojo, o su kažkuo tai. Ta vietos bendruomenė ir žiūri, reaguoja taip, nes iš principo tai tas toks atnešimas ir bandymas įdėkti ten, nežinau, ten kažkokį Dzūkijos kaimą, tą tradiciją, kuri man yra svarbi dėl to, kad aš sodybą nusipirkau. Tai yra tokia, kolonializmo forma šiaip iš principo kultūrinio yra. Kai aš ignoruoju vietinę kažkokią tradiciją, ignoruoju vietos bendruomenę ir dabar sakau, kad aš atnešiu ir dabar jums bus gerai. Čia yra išties labai įdomi tema religingumo ir dvasingumo. Ir aš matyčiau tokį dabar atbulą virsmą, kokiais 90 kelintais tai metais ar po 90-ųjų lietuviai labai važiuodavo į Solezmą.
Reiškia, buvo labai į tezę, į solezmą, pas vienuolius. Ir man yra tekę bendrauti ten grigališko choralo, reiškia, yra visas centras. Tu tokiu Don Sonie, kuris lietuvius priiminėdavo. Ir jisai vieną kartą sako, žinot, lietuviai pas mus važiuoja ir sako, jie nesupranta, kad tai mes iš jų mokomės, o mes jiems neturim ką duoti. Ir mane tą frazę, reiškia, labai ilgai stebino. Galvoju, ką reiškia, kad mes iš jų mokomės. Reiškia, kodėl vienuoliai mokosi iš lietuvių, kurie atvažiuoja. Ir čia aš galvoju, dabar jau taip galvoju, reiškia, kad tiesiog jie susidurdavo su tokiu dvasingumu, ar ne, tokiu tyru, sakyčiau, tyru dvasingumu, kuris nebuvo gal visiškai, lietuviai važiavo, aš manau, ieškoti religijos arba kažkokio tikro religingumo, ar ne, tokio autentiško religingumo. Bet jie atvažiuodavo su savo tokiu dvasiniu pasauliu, kuris iš ties yra atpažįstamas, sakyčiau, ar ne, su savo tam tikrą struktūrą. Ir kas dabar vyksta, kad tai čia yra tas toks tarp religijos ir dvasingumo, ne, toks, sakyčiau, vis tiek takoskyra. Ir kas dabar vyksta, kad lietuviai jau jie nebenori kažkur tai ieškoti kažko, iš kažko pasimokyti ar iš kažką perimti, ar ne, bet jie savyje atranda tą, kad tas jų dvasingumas yra jiems savaime pakankamas. Ir kad jisai, reiškia, jis ir yra jų, sakykime, jis ir kūrė jų aplinką pagal jo, reiškia, tam tikrus dėsnius, pagal supratimą ir visą kitą. Ir kad tai yra tikrai jau atsisakymas tų, sakyčiau, svetimybių, nesvarbu, kada atėjusių į lietuvišką kultūrą, ar ne, kad ir, sakykime, nukryžiuoto, ar ne, vat, kryžius yra lietuviškas, o pavyzdžiui, vat, jau priklijavimas nukryžiuotos skulptūrėlės, jau jie atmeta, nes skaito, kad čia ne visiškai mūsų kultūra. Ir va čia yra tas toks tarp religijos, kuri ne visiškai mūsų, arba prie kurios mes pripratojame, arba būdame pripratinti, tarp to dvasingumo, kuriame atpažįstame kaip savastį kažkokią. Ir yra tas, bet tas susisluoksniavimas, jis egzistuos turbūt ganėtinai ilgai, kaip ilgai egzistavo ir visą laiką, reiškia, tam tikri sluoksniai. Bet yra toksai sviravimas, aš tai labai gerai jaučiu, kad staiga kažkas kyla ir dabar, aš manau, iš ties kyla susidomėjimas ir jau seną sodybą, visiškai seną sodybą restauruoti, o nenugriauti, išstatyti naują, reiškia, ir restauruoti ir išsaugoti, ar ne? Ir va čia yra tas toksai, reiškia, gal trintis, o gal tiesiog sluoksniai. Ačiū, Vitai. Ir gal dar Arūnas norėtų apie sąveiką, jeigu turi minčių tą temą, kuri... Čia minčių daugiau negu reikia, tikriausiai sakant, laiko nėra ir apsispręst, kuriuo kampu pažiūrėti, nes galima įvairiausiais kampais žiūrėti. Pradžioj man norėjusi nuo Rimvydo šnekos pabaigos atsispirti, dabar jau mes čia kelis kartus pakeitėm visą tą pokalbį labiau į krikščionybės ir to naujo dvasingumo priešpriešą tarsi atvirkščiai, kad krikščionybė veikia į tam tikrą neigiamą prasme reiktų suprast. Kaip gali neveikti, sakysim, paprotinės tradicijos, tos šiuolaikinio dvasingumo formos, jeigu jų pusėje vėlgi žiniasklaida, nesakykime, kurie formuoja visuomenės nuomonę ir labai stipriai formuoja. Aš jau čia krikščionybę atmesim, kadangi dar reiktų tada kalbėti ir apie, sakysim, bažnyčios hierarchų įtaką, vis dar įtaką politinę, ką vakar Audrius kalbėjo. Bet to naujai dvasingumą neša tos ekonominės galios su labai stipriai išvystyto marketinginio aparato dėka ir būtent marketingas niekada nepražiopsos progos uždirbti, ar ne? O tas europiečių polinkis į rytietiškai dvasingumą, priežasčių vėlgi praleisim, vakar buvo šiek tiek aptarta ir norite šiuolaikinio gydymo, prašau, norite būti jogai sveikais, norite vibracijų, prašau, norite būgnų, prašau, ir taip toliau, kitaip sakant, ką Rimvydas sakė, iš tiesų to dvasingumo formų yra labai daug
Ir, na, vėlgi čia mes turėtumėm surasti atskirti tarp to. Jos visos turi teisę neegzistuoti šiandieninėje visuomenėje, jeigu individui to reikia. Mes gyvenam vartotiškai nusiteikusių individų pasaulyje. Ir atnešti su ypač tokio spaudimo dėka tos naujus dalykus labai lengva. Blogiau, kad, kaip teko daug kartų girdėti, kai vėlgi kalba eina apie tradicinę lietuvių kultūrą, jos tęsimą ir taip toliau. Ir staiga toje vietoje atsiranda kažkokios tai rytietiškos idėjos ir tos kultūros nešėjas, kai jam pastabas, sakysim, iš akademinių pozicijų pasakai, sako, čia beveik tas pats, čia jokio skirtumo nėra. Ir va čia tas nenoras žinoti, sakyčiau, tai, kad tavo paties kultūra visą tai turi. Tu tik tai ją pažink, bet pažinti reikia tam tikro darbo, protinio darbo ir taip toliau. Reikia tam tikro pagaliau edukacijos, va ką Vykintas prieš tai kalbėjo apie mišką, po miško tos diskusijos. Iš tiesų reikia, nes iš vienos pusės mes turime labai stiprų kultūrinio spaudimo aparatą, o iš kitos pusės grupelės sąlyginai menkai skaitlinga, va tos tautinės tradicijos puoselėtojų, beje, irgi Rimvydas ką kalbėjo, kad šiandieną iš tiesų, paradoksalu, bet iš tiesų atsivėrimas pasauliui, tikrai visiškai pritariu tom idėjom, kad padėjo, paskatino žmonės domėtis. Aš netgi savo magistrinis kursas, nuotolinės ir pas mus eina mokytis lietuvaičiai, kurie dirba kažkur tai, kažkada Kinijos kultūros atašė Kinijoje mokėsi, nutekėjusios Turkijoje, Tailande. Taip sakant, mūsų trečdalis magistrinio kurso studentų yra iš lietuviai, kuriems, nežinau, vėlgi matyti, Rimtas jiems gal ne tik tai smalsu, jie gal nori papasakoti vietiniams, palyginti tas tradicijas ir reikia žinių ir iš karto atsiranda motyvas. Na, o dabar jeigu kažkokių konkrečių pavyzdžių, visi žinom sušius, ne, kalėdose, vėlgi per tą patį mokestį, valgykit sveiką maistą, ar ne? Ką jūs čia tos tradicinius visokius valgot, kiek galima šitiek 100 metų. Bet tai čia toks elementarus pavyzdys. Iš tiesų, vėlgi, norint rimčiau kalbėti, reikia tyrimų. Šiuo metu aš iš tokių pozicijų į lietuvišką, kad ir tą savo sritį karnavalinės kultūros, menkai, kas per paskutinius 10 metų pasikeitė, aš tikrai negalėčiau taip galvą padėjęs komentuoti. Bet aš dabar sukuosi pirtininkų aplinkoj. Ir va štai čia tas... Čia iš tiesų tai tinklaveikos, tą labai sėkmingą sociologinį terminą galima. Kadangi dauguma tų žmonių aktyvus, jie ne tik pirtim domisi, bet ir joga, ypač gydymu, ar nesveika gyvensena, žalia ekologija. Ir visa tai persimaišo. Ir tada priklauso jau nuo to, kas susirenka pirty. Kas savo idėjas garsiau būna pakankamai aktyvių ir netgi gerai, įrašyta pirtis į tautinį UNESCO sąrašą. Ir kažkas žinodamas tą situaciją, aš tų įrašytojų, kurie organizavo, klausiau, sakau, ką jūs įrašėte? Tas vadinasi oficialiai Baltų pirties ar ne, ar lietuviškos pirties bičiulių draugija. Ir jie propagavo tą pradžioj grinai tą sugrįžimą prie pirties tradicijų. Bet jie visi verčiasi, dauguma verčiasi kaip verslo. O kad verslo vėlgi, kaip sakiau, gyvenam vartotojiškoje visuomenėje. Vartotojams ko reikia? Antrą kartą to paties neužtenka, reikia kažko naujo. Naujo. Ir šiandieną, jeigu prasidėjo nuo tradicinės pirties, nedaug nutolusios, tokios tradicinės ir spa. Mišinio, su druska, su kvėpavimu, su trinimu. Tai šiandieną jau galima, yra, sakysim, kurie siūlo pirties teatrą. Pirties teatras, visas vaidinimas, dievai tenais, plus beje baltiška tema ir ten vos ne spektaklis.
Ir kai vat, aš klausiau, kad ką jūs įrašėte, kokią pirtį. Ai, sako, truputį to. Tai va toks atsakymas yra. Tai va tas poveikis yra milžiniškas. Ir na, kaip kažką pakeis, man sudėtinga. Aš vis tik tai būčiau už tą vėlgi pačių iniciatyvas. Iš tiesų reikia šviesti visuomenę, aiškinti. Mokyklos be abejo turėtų didžiulės įtakos. Šeima plus mokyklos, bet mokyklos vadovėliai, naujos programos, nauji vadovėliai. Etnokultūros programa taip ir neįgyvendinta atskirai, nėra valandų, turi naikinti kažkokius dalykus, tas mokyklo direktorius pilnai galima suprasti. Jie turi kažką atmesti, nes yra ribotas valandų kiekis, kiek vargšas mokinukas gali mokytis. Mūsų kažkodėl neklausdavo. Tai va. O vadovėlė, ar ne, kur pagal naujas programas paruošti, minimalūs pokyčiai, minimalūs nuo to senovinio vadovėlio, dar tarybinių laikų. Akcentai truputį padėlioti, bet žinios tai nėra akcentai. Žinios turi būti gilios. Ačiū, Arūnai, labai norim replikos iš Rimvydo apie sušius ir tada jau ką turi paruošęs. Nu, kokiam 19 pabaigoje būtų taip pat šokiruoti, jeigu silkės pasiūlytume ant kūčių stalo. Tavrasi, kad šioje vietoje, iš tikrųjų, kad tas sureaguojant į Arūno, kad nes aš norėjau to pabaigti apie tą kalbėjimą. Šiaip yra unikalios erdvės komunikacijai, tradicinės kultūros ir auginimui. Ta prasme, kad tai, kad atsitraukia, nes vėlgi apie procesą šnekant, ten, taip jeigu bandant tą schemą, individualus ieškojimas bendruomenė religija su savo rėmais, tai religiniai rėmai jie labai stipriai nyksta, nepaisant viskupų įtakos politikams ir bandymo ten daryti įtaką, tai yra natūraliai visuomenė religiniai rėmai labai stipriai traukiasi, bendruomenės įtaka labai stipriai traukiasi, labai stipriai auga individualus ieškojimas. Tai reiškia, iš to vieto mes turime auditoriją, į kurią galima veikti ir su kuria galima dirbti ir kuriai reikia ir daug labai tą auditoriją perduoti. Tai va, o šiaip aišku, tas kitimasis nuolatinis procesas tiesiog, vėlgi, dėl vienu ar kitų, sakykim, etnocentrinių mūsų mokslo tyrimo paradigmų mes nelabai tyrim apskritai kitų kultūrų poveikius mums, nes čia dalį matau ir visada ten tą kalbėjimą apie Dzūkijos. Aš esu šalininkas tų idėjų, kad Dzūkijos mes negalim suvokti, nesuvokdami kokio ankstyvosios bizantinės krikščionybės ir nesuvokdami tos erdvės, kuri apima Palenkę, kuri apima, sakykime, Nemuno aukštupį ir ten krikščionybė atėjo 10 amžiuje, ta prasme, po Rusijos krikšto iš esmės. Ir mes nesuvoksim, jeigu nematysim, nebandysim žiūrėti. Dabar, o kas tyrė, pavyzdžiui, kokio žydiškos kultūros arba totorių islamo įtaką lietuviškam dvasingumui ar lietuviškai, sakykime, taip aš per gastronominę kultūrą matau, kad įtaka buvo, tai ko gero jį buvo ir kitur. Tai mes esam labai mažai tyrinėję tas įtakas istorinės. O jos visada buvo, šie laikai kuo išsiskiria, tai aišku vienas, tą ką sakiau, tai judėjimas nuo standartizuotų, nuo bendruomenės reglamentuotų formų link individualumo. Kitas dalykas, New Age judėjimas mums, taip vadinkim, padarė tokį, lūžį galvose, kalbu apie europiečius ir mus taip pat, kad į religiją mes galime žiūrėti kaip į savotišką restorano meniu, iš kurio užsisakom tai, kas mums patinka. Tai reiškia, mes nebeturim pavalgyti, tai nėra pietus, kuriuos visus turim priimti. Tai reiškia, tiesiog, žodžiu, paimam šitą iš vieno meniu, paimam šitą iš kito meniu, paimam šitą iš trečio ir susiformuojam tą savo individualistinį santykį. Aišku, dabar tų meniu yra labai daug. Niekad mūsų istorijoje mes neturėjom tiek daug pasirinkimų, kaip turim dabar. Tai vėlgi tas atviras pasaulis ir mes tą dalyką galim daryti. Bet, kaip sakau, žiūriu optimistiškai, tai reiškia tas individualistinis dvasingumo ieškojimas, tas noras kažką pasiimti, jis atveria erdvę komunikacijai. Ačiū Rimvydui, tokie svarbus dalykai. Vytai, prašau, kas dar norit sureaguoti, laikas mūsų senka. Taip, tai čia galima būtų priminti, kaip vakar buvo iškelta ta senolių
arba vyresnybės ta tema, autoriteto tema, nežiūrint visų pokyčių dvasingume, ir rytų tradicijoje tai guru arba dvasinio mokytojo autoritetas yra labai svarbus, ką ir lyg ir pamirštame, kai apie tą individualumą galvojame. Tai manyčiau, kad iš tikrųjų tokie autoritetai kaip tautinio paveldo produktų įstatymas, pavyzdžiui, jo veikimas, kada mes galvom, kad čia kalba bus tik tai apie tam tikras ekonominės lengvatas, skatinimus ir tokiu būdu tradicija bus išsaugota. Dabar daugybė žmonių teikia paraiškas, jų klausiu, dėl ko jūs teikite, negali atsakyti. Nu čia yra prestižas, žinai, tai sakom, ar jūs pardavinėsit, tai nepardavinėjau, tai sakom, tai jums tada nereikia. Bet reiškia, tai yra pavyzdys, kaip paveldo ekspertų požiūris gali sukurti tam tikrą autoritetą visuomeniai. O kad net ir tie individualūs eksperimentai tikrai pats tokių kurioziniškų atvejų, tai yra tikras tas postmodernizmas, kad ir Sakalausko veikloj, kaip jis įkūrė prie Trakų Angelų kalvą, nuostabų parką, kur su didžiausiom intencijom ir tikėjimu statoma, bet bažnyčia nelaimino to parko. Reiškia, ir kai kuriuos gal pašventina, bet šiaip žiūri labai kreivai. Tokio pritarimo nėra, tai čia tarsi ne bažnyčios iniciatyva, tai kaip ir ne visai gal ir tinka, žinai, tai taip keistai atrodytų, ar ne? Taip pat žinau dvasingų tokių judėjimų, kurie tai yra vietiniai žmonės Šilutės krašte ir yra inteligentai ir tikrai turi visas galimybės daug ką suprast, bet jie taip mato tam tikras vizijas, tam tikrą žinojimą turi autoritetingą tokį ir statė tokius lyg ir 4 aukštų stogastulpius. Mažoje Lietuvoje net 4 aukštų, reiškia, tai pamatė, taip reikia tam tikrais atstumais prie Minijos upės. Tai tokių, tikrai labai tokie keisti eksperimentai, kad kas yra tas individualus dvasingumas. Tai sakyčiau, kad būtent įvairūs tuos autoritetus mes lyg ir turėtume matyti stiprinti ir taip pat apie juos galvoti, jų dėka ta tradicijos, tam tikri rėmai gal ir gali išlikti. Ir iš tikrųjų, žiūrėsim, kaip ateityje mes tuos dalykus matysim, nes tie individualūs eksperimentai, jie yra vienetiniai ir jie lyg ir neturėtų tapti tradicija. Ir kaip, pavyzdžiui, kad ir Kauno architektūros tas tarpukurio ypatingas stilius tuomis ir ypatingas, kad daug pastatų, bet yra kažkas panašaus kaip kokiam kaime, kur yra pastatai panašus arba tam tikram regione architektūra panaši yra. Tai iš tikrųjų, kad iš tų naujų eksperimentų susiformuoja tam tikra daugybiniai variantai, tai jau mes galime sakyti tradicija ir tai visada būna įdomu ir turi jau tą tokią bendruomenišką galią. Tai va tiek. Ačiū. Mes, aišku, turim nepamiršti pačios kultūros kaip, nežinau, savotiškos sistemos, kurios gal mes iki galo ne visai suprantame, nes taip kartais, kai žiūrim apie tas visas kūrybas, inovacijas, viską, kas sukasi, tai visi ieškojimai, jie, mano galva, yra gerai, viskas tvarkoj, dabar kurie iš jų išliks, nes vėl, tarkim, per tą pačią gastronominę kultūrą aš matau, kad naujovių visada ateidavo labai daug. Kažkodėl mes vienas perimam, kažkodėl kitas atmetam. Tiesiog pasižiūrim. Kažkodėl, pavyzdžiui, kai kurie dalykai ateina ir pritampa vienai, 2 kartom, paskui jie nunyksta vis tiek kažkaip tai. O kažkurie, tai sakykim, aš taip kažkur įsivaizduoju tą tradicinę kultūrą, kurie per tas kartas ateina į kažkoks tai yra filtras, kurio mes gal iki galo nesuprantam, per kurį kažkas iš esmės nepraeina, o per kurį kažkas praeina, bet būna suvirškinta ar sunaikinta viduje tada praėjęs. Aš negaliu paaiškinti kodėl, bet kažkur tai tame veikime panašus mechanizmai jie matosi. Čia tas svarbus tos dalykas. Ir Daiva yra kalbėjus apie tankį, skirtingą tankį ir kaip kai ką visai nepraleidžia, kai ką priima ir suteikia lietuviškus bruožus. Ar yra dar kas norėtų sureaguoti? Aš truputį noriu, nes pradėjau apie Olandų problemas kalbėti ir nukrypau į šalį. Prisiminiau, kad nieko nepasakiau. Tai vat mes iš tiesų, kaip ir šiandieninės etikos pozicijų, kaip ir galima kaltinti, nors beje, pat Karimida sakė, tai čia ateina ne iš judėjų bendruomenės, nes irgi ne vienas jų žymus žmogus bandė užtarti, bet kai jau yra iniciatyva, tai sudėtinga. Olandai, jie, kadangi jų kalėdų senelis turi pagalbininką, kaip ir
daugumą, kuris lenda su dovanom per kaminą. Kadangi lenda per kaminą yra suodinas. Ir jį išsuodina. Ir kai padaugėjo Olandijoje imigrantų iš Afrikos, jie staiga pradėjo kaltinti, kad čia tyčiojasi iš jų. Ir Olandai ir diskusija spaudoje yra pakankamai palaikančių tą iniciatyvą, kad reiktų uždrausti. Va taip. Taip, dar turim 10 minučių, dar galim jas skirti galbūt tokiam bendrai paieškai, galbūt tokių lietuviškų dvasingumo praktikų arba reiškinių. Dar prieš šitą dalyką? Gerai. Pasitaisysiu. Tiesiog apie unikalų reiškinį man pačiai keista, apie ilges. Kad vėlinės taiga tampa ilgiam, nes aš tiesiog darydavau visai, kad tuos ratus dainavimo. Bet tas renginys kažkodėl tapo visiškai populiariausiu, nurungė net sutartinių ratus, kas yra mano pagrindinis darbas, bet ilgės. Tai reiškia dabar tas renginys išaugęs iki tiek, kad reiškia, tai aišku yra lapkričio 2 dieną ir man tai yra stebuklas, tai yra 300 žmonių susirenka ir visi dainuoja ir verkia. Ir tai, ką iš ten išsineša, vienas kito palaikymą, reiškia, kad renginys, kur gali visi visiškai išgėdėti, išilgėti savo išėjusių artimųjų. Ir aš tai visą laiką jaučiau, kad tai, kad mes, sėdim su mikrofonais dainuojam, bet tai yra tokia visiškai dvasinė būsena, kuri matyt ateina, jinai didesnė už mus. Mes kaip ir esame atsakingi už tai, ką mes darom, mes negalim sustoti. Dabar jau dūmų fabrikas, prieina pilna žmonių, visi sėdi, vieni pavergia, kiti už juos padainuoja. Ir tai yra didžiulė masė, kurie žmonės ateina tiesiog ir faini žmonės ateina. Ir tada tu galvoji, tu kažkam tarnauji, darai tas renginius, bet tai aš matau tai kaip kažkokį virsmą, dvasinį virsmą, kad ne tik tai kapinėse, kaip jūs prieš tai kalbėjot, ar ne, kad kapinėse kapeliai būdavo tik tai kaip kūnas, bet tas ryšys su savais kartais ateina per kitus dalykus ir aš matau tą virsmą, esu to liudininkė ir mes tokie, kaip sakyt, daugiau ne tik kaip renginių organizacija, tokie tarneliai, tokie visam virsmui esam. Tai to stebuklų tokį norėjau pasidalinti ir tai vyksta. Ir tai yra Vilnius, lapkričio 2, kiekvienais metais ir dūmų fabrikas yra pilnas. Tai, yra video, jeigu ką galėsiu paskui parodyti, bet tiesiog tai yra, toks unikalus dalykas šiuo atveju. Čia. Iš tikrųjų, čia tas toks vienas iš reiškinių, kuris įdomus ir ką jūs palėtėt, tai yra tas toks, vadinkim, kažkaip, kaip čia pasakyti, kultūros tradicijos išvietinimas, kažkaip tai, kaip sakot, ne kapinėse, bet ir dūmų fabrike puikiausiai tas įvyksta. Tai čia kažkaip irgi diskutavom apie kūčių minėjimą restorane, ta prasme, kūčių, taip. Ta prasme, kad vėl aš kažkaip pradėjau galvoti, kad, kažkada ta tokia tėvų namų, ten tų tokių namų, kur yra seneliai, tėvai, ten kartos įgyvenę tuos namus, mano ta savoka buvo labai tvirta. Dabar net jeigu aš bandyčiau įsivaizduoti savo tėvų namus, kurie man būtų tėvų namai, aš tokių neturiu, tada šokčiau turbūt į senelių namus savo, žodžiu, ten, kur mamos tėviškė galbūt. Tas klausimas, jis vietos, jis pakankamai irgi darosi komplikuotas mūsų šių dienų pasaulyje, kai mes, keliaujam, migruojam, žodžiu, nežinau, ten mūsų tėvai gyveno 3 būtose, juos keisdami, o jau kažkam ir seneliai gyveno 3 būtose, juos keisdami ir nebėra tokios vietos, kuri tas būtų mano iš kartos į kartą įgyventa kažkokiu tai būdu. Ir va tada tie tokie reiškiniai irgi pradeda veikti, vadinkim, kažkokiu išvietinti ir jie irgi įdomus labai. Bet čia turbūt, žinoma, ir išvietinimas, ir tas labai svarbu, bet tas, matyt, turėtume tą pripažinti ir stengtis suprasti, ištirti, kaip lietuviškam dvasingume, koks yra svarbus protėvių matmuo, tas mirusiųjų atmintis, šiandien tokios išorinės tos formos, žinoma, ten begalybės
žvakių, čia ir Rūta čia per pertrauką irgi dalinosi tais įspūdžiais, kad tiesiog užsienio studentai net nesuvokia, reiškia, kas čia vyksta ir manau, kad ten ir žiniasklaidoje galima rasti tų atgarsių, bet ir dažnas galbūt net ir negalėtų kažkaip tai giliau ir prasmingiau paaiškinti, bet mes žinom, ką reiškia per vėlinės lankyti ten kapus ar susiruošti į kelionę. Tiesiog visa Lietuva ant ratų, reiškia, tas išvietinimas lemia, kad reiškia, kapinės ten vienur, paskui ten 105. Tada pas giminės ten pernakvot, žodžiu, visas toksai tada į dūmų fabriką. Tai tas, aišku, daro tokį, tikrai, tokį milžinišką įspūdį, kaip tai svarbu, ne? Tai yra visiškai neracionalus dalykas, be to daug kainuojantis, be to vyksta daug avarijų, nes dažniausiai prastas oras, ne? Bet jisai, aš net sakyčiau, jisai vis dar su tokiu pagreičiu vis kyla kaip reiškinys, nes ką tu nelankai, ką tu nevažiuoji, ne? Tokia, aš sakyčiau, tą mes galėtume suprasti ten atgimimo fone, ne, ten 90-ųjų fone, bet jau kai dabar 30 kelinti metai laisvoj Lietuvoj, bet tas su pagreičiu vyksta. Ne, Bet tas paskelbimas įvyko jau kaip rezultatas to, kad tai vyko realiai, kad nebūdavo darbovietėse, nes arba imtos atostogos ten ar dar kitai. Aš čia. Lankymas iš tikrųjų, jis vyksta lapkričio 1, o ilgės jau yra lapkričio 2. Tai ir daug žmonių, kurie ateina, pavyzdžiui, aš klausiu, ar jūs, kaip čia, tai esmė yra ta, kad, reiškia, lankymas tų kapų, tų artimųjų, o jau ilgių tos našlaičių dainos, ten, aišku, daugumą jau apie mirtį, apie kažkokią tai vienokią ar kitokią baigtį, surinktos dainos, tai jau yra dainuojama ne apie tuos artimuosius tėvus, močiutes ir taip toliau, nes kas turi, tai pradeda bijoti, kad čia dabar aš dainuoju apie mirusią mamą, tai aš čia prikarksėsiu, bet dainuoja būtent apie protėvius, tai tas įtakoja tiesiog tokį liktais požiūrį į tą visiškai protėvių pasaulį, iš kurio tu ateini, tai yra promočiutės ir tos kartos, kurių mes nežinom, neturim galimybės atrasti. Tai dauguma žmonių tiesiog tai atsisuka ir išbūna. Tai va tas toks, kaip sakyti, ne vietoj kapų lankymo, o šalia to kapų. Aš noriu dar savo trigrašį šitoje vietoje, kadangi dar vienas dalykas, kurio negalima nurašyti, tai yra kolektyvinis išgyvenimas. Visi senieji ritualai buvo bendruomeniniai. Ir netgi tos pačios senosios vėlinės, Adomo Mickevičiaus, Jucevičiaus aprašytos, tai yra susirinkdavo į vieną namą ir laukdavo tų ateinančių protėvių. Tai yra labai svarbu. O kita, tai ką Rimvydas sakė, tai yra išvietinimas. Tai yra individas, mes visi individualūs ir individualiai mąstom, bet būti vienam nejauku. Ypač ritualiniam veiksme. Čia tie patys dalykai kaip ir sirgaliai krepšinio varžybos. Tai yra bendras dalyvavimas apeigoje. Tai yra nepaprastai svarbu. Taip, bet tai, kad atsiranda tos tokios hibridinės formos, su ko čia iš doktorantų, tada pernai seminare dalinomės ir kieno čia buvo ta užduotis, kai pasakojo, kad prasidėjus pandemijoje buvo Dubajuje, ir ten 14 aukšte, internetu susijungus su savo namiškiais, pasidarius vieną patiekalą kūčių, jinai šventė kūčias Dubajui, ten 34 aukšte su vienu kažkokiu tai ten patiekalų kūčių, o jo šeima šventė savo namuose. Ne? Tai ir tas klausimas toksai svarbus buvo, ar tu išgyvenai tą, kas ten. Tai doktorantė šitą pasakojimus, taip, išgyvenau, tai yra įspūdinga, ne, kad mes sugebam, ten pandemijos sąlygom, kai atrodo gyvenimas sugriūva, vis tiek prisitaiko, ne, ir išbūna, ir tada, aišku, grįžta su dar kažkokiu, tai galbūt net stipresnė jėga, tas prieraišumas nedingsta, galbūt net didėja. Tai tas, aišku, nuteikia, kaip Rimvydas sako, labai gerai nuteikia, nes gyvenam tokiu geru laiku ir turim
tikrai visas galimybės gaivinti, stiprinti, ugdyti ir to nebijoti. Čia dar viena pastabėlė. Viena pagrindinių ritualų funkcijų spręsti problemas. Realias problemas, kai jų kitaip neišspręsi, sprendžiama kitaip, tokiu būdu. Būtent yra, tu turėtum būti šeimoje. Ir tada tu esi šeimoje nors ir randi sprendimą, kitaip sakant. Randi sprendimą. Man beje labai panašiai, mes turėjom važiuoti Velykų, dukra mokėsi Valencijoje, kita dukra dirbo Štutgarte tuo metu ir sutarėm, o mes turėjom važiuoti į Ispaniją ir vis kita atvažiuoti su mašina, švęsti Velykas, ar to pačiu patyrinėt, man įdomu. Ir covidas. Mes neišvažiuojam. Dukra sugebėjo, jau į Lietuvą negalėjo parskristi. Jau viskas uždaryta buvo. Bet tada sakėm, bet kur į Vokietiją skrisk, sesė atvažiuos pasiimti. Mašina ne problema. Ir taip ir padarė, kur gavo paskutinį bilietą, ten ir išskrito. Ir va tas toks daug ką sugriovė. Ar dar yra kas labai, ar gal kas nors yra parašyta į mūsų pokalbių skiltį? Ne, nėra. Tai, nežinau, ar yra dar kažkas tai budinčio? Na, Vytas, gerai. Aišku, kai buvo diskusijos apie vėlinės ir Helovyną, pavyzdžiui, tai nukilo tokio minčių iš tikrųjų apie tai, kaip mes tas vėlinės švenčiame. Tai įdomu, kad toj paprotiniai tradicijoje tokio jau ypatingai gausaus kapinių lankymo ir lankymo naktį, pavyzdžiui, nelabai ir buvo. Ir kad labai svarbus yra giminės susiejimas namuose ir dainuoti matyt kartu suėjus. Tai čia irgi dar yra daug ką galima permastyti ir pagalvoti, nes iš tikrųjų vėlinės yra toks tai, aš pats esu girdėjęs ne vieną atvejį, kad jau, kaip sakant, apie tas vėlinės ir žmonės ir miršta, arba paplankė kapus ir irgi, ta prasme, tai net nelabai ir sveika pagyvenusiam žmogui per vėlinės naktimis eiti į kapus, pavyzdžiui, ar ne? Tai man patinka. Tai patikimas kitai, tai tamsta nesate senas. Beje, replika. Pagalvoti, ar ne? Jeigu galiu. Nuo seniausių laikų iki 18 pabaigos, 19 pradžios lietuviai vėlinės švęsdavo kapinėse, valgyti. Kapinėse nuo Dlugošo aprašymų iki, būtent, man atrodo, dabar neatsimenu, ten truputį nusirašo Adomas Mickevičius, Nuicevičius, kad pradėjus kunigam drausti švęsti vėlinės, kapinėse valstiečiai pradėjo švęsti uždarose patalpose. Bet uždarose patalpose jau 16 amžiuje. Ir man, pavyzdžiui, dilema, ar buvo seniau platesnis ritualas ir po kapinių jie dar namuose pratęsdavo, vis tik seniau tos vaišės užsitęsdavo 3 ir daugiau dienų, ar vis tik tai būtent tas atvejis, kai uždraudžia tau kapinėse būti, tai tu jau pradedi slaptai kur nors bendroji troboti. Čia dar klausimas, ar tikrai nešvęsdavo, bet taip, 19 amžiuje jau nebelieka. Kaip švęsdavo. Ir galbūt dieną visgi labiau. Bet aš tiesiog, kad yra daug ką tyrinėti ir kad yra netokia jau paprastai raiškis rytis šitai. Na tai kągi, baigėsi mūsų pokalbis, bet tikrai nesibaigė patys klausimai ir temos. Kviečiu visus galvoti apie tai, žymėtis ar dalytis tais pavyzdžiais ar atvejais, tokiais kaip pirties teatras, prašom išsiaiškinti detaliai, kas ten vyksta ir kitais panašiais dalykais, nes
nes prie šitos temos tikrai grįšim Jodonyse Liepos 1, 2, 3 dienomis. Grįšim ir su pranešimais, ir apskritai stalais, mėginant geriau pažinti, suprasti. Ir tai, ko nespėjom, nepriėjom, tiesiog Laurita, ačiū jai, kad dar papildė dar kitų aspektų, bet dar norisi kalbėti ir apie tokio lietuviško dvasingumo praktikų, tokį eksportą į užsienio kultūras arba į užsienio tokius religinius judėjimus, kas galbūt daug mažesnių mastų, bet irgi tam tikrų mastų gali būti pastebėtas. Tai tokia kaip apykaita. Tai tikrai būkim atidus, būkim aktyvus ir susitiksim Jodonyse, sugrįždami taip visai rimtai, galvodami apie tai, kokia šiandien yra mūsų tradicija, tikrai neuždara, tikrai esanti atvira ir kiek jinai yra atspari arba kiek priima ir kiek keičiasi. Tai dėkoju visiems pašnekovam, klausytojam.